ir mūsų gražų renginį noriu pradėti dainomis. Kasgi vasara yra smagu, negu išgirsti smagią dainą. Tai kviečiu mūsų viešnes, Laimos Mažulytės mokinės ir mokyto pristatys, kasgi pradės mūsų šventę. Sveiki visi, o šiandien jūs su savo muzikinėmis dainelėmis pasveikins pirmiausia Arista Tukšaitė, tuomet padainuos Jorūnė Matijoškaitė ir Augustė Daniūnaitė ir paskui dar savo dainelių padainuos Arista. Tai ir kviečiam Aristą, kuri padainuos dvi dainelės, tai Svajonių dainelę ir Dvi varlytės.
O dabar Jarūnė padainuos dvi dainas, tai Lauk manęs ir Ateiviai. Atbėga, atbėga balta diena, atplaukia, atplaukia balta daina. Dangui debesėliai balti, balti, o didelė laimė jau taip arti. Tegul ją palydi balta giedra, tegul ją aplenkia audra. Balta diena ateina, o tau balta daina groja mano gitara. Lauk manęs rytą vakarą, lauk manęs žiemą vasarą, lauk manęs, kai eglynė ruduo apmatos. Lauk manęs vėtra mūkoje, lauk manęs pievų kanoje, lauk manęs šiandien ir visados. Atbėga, atbėga žydra diena, atplaukia, atplaukia žydra daina. Žydroji padangė jau taip toli, o didelė laimė jau taip arti. Tegul ją palydi žydra giedra, tegul ją aplenkia audra. Žydra diena ateina, o tau žydra daina groja mano gitara. Lauk manęs rytą vakarą, lauk manęs žiemą vasarą, lauk manęs, kai eglynė ruduo apmatos. Lauk manęs vėtra mūkauja, lauk manęs pievų kalai, lauk manęs šiandien ir visados. Rytą vakarą, lauk manęs žiemą vasarą, lauk manęs, kai eglynė ruduo apmatos. Lauk manęs vėtra mūkaujant, lauk manęs pievų kalai, lauk manęs šiandien ir visados. Visatoj mes gyvenam ne vieni, kad naktim po dangų skraido kosminiai laivai keisti. Man sunku to patikėti, juk aš nieko nematau, nors į dangų teleskopų tyrinėju vis dažniau. Atskriskite į žemę, ateiviai iš toli, aš noriu pažiūrėti, ar jūs labai keisti. Kokios gi jūs spalvos, žalios ar raudonos, ar dėvite batus, ar valgot bananus. Vieną vakarą pro langą, kai žiūrėjau į žvaigždes, pamačiau dangum, kas skrenda, kosminė lėkštė keista. Leisis į žemyn pradėjo ir nušvito dar labiau. Kai ateiviams mo pradėjau, nusileisiu paprašiau. Atskriskite į žemę, ateiviai iš toli, aš noriu pažiūrėti, ar jūs labai keisti. Kokios gi jūs spalvos, žalios ar raudonos, ar dėvite batus, ar valgot bananus. Durys laivo atsidarė ir pro jas tokie keisti. Žmogeliukai jis pradėjo, man šypsojos jie visi. Akys didelės geltonos, kalba jie kažkaip keistai. Man ranka žvaigždės parodė, pakvietė atskris tenai. Atskrido jau į žemę, ateiviai iš toli. Turiu jums pasakyti,
viešnioms. Aš manau, kad mūsų viešnios tikrai uždavė gerą toną mūsų skaityklos atidarimui. Na, o aš noriu labai padėkoti mūsų savivaldybės atstovams. Tikrai siunčiam linkėjimus už tai, kad jau trečiąjį kartą mes turime galimybę susirinkti ir įsikurti čia vaikų pasaulyje. Ir turbūt nieko keisto, kad čia vaikų pasaulyje mums tikrai netrūks nei ateivių, nei žalių varlyčių. Tai sveikinu visus dar kartelį ir noriu pristatyti mūsų skaityklos darbuotojas. Tai prašom merginos į priekį prisistatyti, kad jūs pažintų visi vaikai ir jų tėveliai. Tai Austėja, Kornelija ir Emilija. Pamojuokit. Šios 3 merginos, na ir mūsų darbuotoja, bus kasdieną nuo 10 iki 19 valandos. Šeštadieniais taip pat jūs priimsime. Na, o sekmadienį, pirmadienį, na, turbūt rinksimės prie ežero. Tai malonu, kad susirinkote ir kad šiandien jau taip viską įveiklinote. Turime šiemet ir hamakus, turime ir naujovę, ko nebuvo praeitais metais, tai turime lentyną su išduodamomis knygomis. Tai galėsite ne tik skaityti čia skaitykloje, bet ir knygas neštis namo. Jeigu žinoma turite skaitytojo bilietėlį, jeigu jo neturite, tai tuomet kviesime į biblioteką įsigyti skaitytojo pažymėjimą. Na, o lauks beveik kiekvieną dieną ir edukacijos, į kurias taip pat labai kviesime. Taigi sekite informaciją mūsų Facebook paskyroje, svetainėje ir tikrai veiklos čia netrūks. Na, o šiandien atidarymo metu žaisime, linksminsimės, o tėvelius pakviesime 17:30 į mūsų kraštiečio Antano Šimkūno knygos pristatymą. Ir šiaip mes orientuojamės šiemet į tai, kad būtų ši skaitykla ne tik vaikams, bet ir jų tėveliams. Tai labai pasistengsime pasiūlyti jums, brangus tėveliai, taip pat įvairių veiklų. Tai lauksime jūsų vaikais su tėveliais, seneliais, šeimomis. Na, o mes pasistengsime, kad jums nebūtų liūdna. Taigi pradėjome gražią dainą, tai ją ir tęskime. Kviečiame mūsų dar vieną atlikėją, Augustę.
ačiū Augustei už puikias dainas ir taip pat ačiū už priminimą. Tai jeigu į skaityklą susirenka vaikai ir atsiveda tėvelius, senelius, tai tikrai tegu nepamiršta ir savo augintinių, nes mes tikrai esam draugiška biblioteka gyvūnams, bet čia kuo puikiausios sąlygos ateiti ir su gyvūnais. Tai kviečiame ateiti ir su jais. Na, o dabar mūsų atidarimas tęsiasi ir tą progą mes norime dar paskelbti ir tokią loteriją. Žinau, kad visi dažnai lankotės bibliotekoje, bet ar žinote, kiek mūsų bibliotekai metų? Dabar garsiai nesakykite, jei ir žinote. Bus labai smagu jūsų žinias patikrinti, na, ir sužaisti loterijoje. Tai mūsų darbuotojos skaityklos jums išdalins lapelius, įrašymo priemonės ir kviečiame parašyti, kiekgi bibliotekai yra metų šiandien ir užsirašyti savo vardą ir pavardę. O paskui, baigiantis atidarimui, mes ištrauksime laiminguosius ir apdovanosime. Taigi, kol mūsų darbuotojas išdalins jums lapelius, noriu į mūsų būrį pakviesti ir dar svečių, bet prieš tai noriu labai padėkoti visiems, kad atėjote su gera nuotaika, bet Vakvikio dienos centro vaikai atėjo dar ir su dovanomis, tai noriu padėkoti už tokį gražų atviruką. Mes kol kas pasidėjome čia prie durų, bet tikrai kur nors pakabinsime su gausybė balionų. Tai ačiū jiems ir paplokime visiems už tas dovanas. Taip, o kol mes dalyjamės lapelius, aš noriu pakviesti dar vienas smagias viešnes iš, na, turbūt taip pat Vakvikio. Ar iš kurgi jos atvyko? Galbūt atvyko iš knygų ar animacinių filmukų? Tai kviečiu mūsų viešnes, kurgi jos vaikai, pakvieskime dar 2 viešnes, paplokime joms. Gal užmigo? Ne, neužmigo, tai kviečiame Pelytę Minę ir mūsų gražią šaunėje. Šaunė? O, ne, čia pasirodo. Mikrofono, sakė, joms nereikia, jos iš karto nori bendrauti su jumis, tai prašom. Mūsų viešnios sako, kad jos norėtų su jumis pažaisti va ten ant pievelės. Tai prašome